Labadiena, Pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Deresevičiūtė ir šiandieną mano svečias Valentinas Pečininas, Panevėžyje gimęs sporto mokytojas ir treneris, fotomenininkas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, meno kūrėjo statusą turintis autorius. Per daugiau nei 30 mečius sukūręs ryškų ir atpažįstamą humanistinės fotografijos braižą, surengęs 29 personalinės parodas Lietuvoje ir užsienyje, dalyvavęs beveik 60 grupinių parodų. 4 kartus apdovanotos prestižinio auksinio kadro apdovanojimu, o jo kūryboje ypatingą vietą užima portretas jautrus, nerežisuotas, atverintis vidinę žmogaus būseną. Už pilietinės iniciatyvas, kultūros ir meno sklaidą Panevėžyje bei Lietuvoje 2018 metais išrinktas metų panevėžiečių. Taigi, labadiena, Valentinai. Labadiena. Pirmiausia, galbūt apie jūsų tą kelio pradžią. Prasidėjo sporte ir ta sportininko disciplina, treniruotės, ištvermė, ar dalinai persikėlė ši patirtis į jūsų meninę veiklą? Praktiškai 100% ir perėjo, kadangi dvikovinis sportas, aš iš bokso ir karatė dvikovos, tai be disciplinos, be drausmės, be tvarkos, be taisyklių laikymasi nieko ten nepasieksi. Ir visą laiką sakiau, kad nesu talentingas mene, bet drausmė, pedantiškumas daro savo ir yra tam tikri vaizdai, ką aš padarau būtent per discipliną. O jūsų fotografijoje, ar jaučiate fotografuodamas varžybų tokį momentą, tarkim, kai reikia dirbti su šviesa, su savimi, su laiku? Praktiškai aš ir pasirenku ir tematiką, ir žmonės, kurie yra, jeigu fotografuoju, tai pasirinku tai, kas man yra sudėtinga. Man reikia adrenalino, aš išėjau iš didžiojo sporto, o kūnas reikalauja, nes nuo 11 metų, kai pastatė į didįjį sportą, taip jame ir važiuoju. Tai menas ir sportas dienos metu persijungia kelis kartus. Skambino sportininkų tėvai, aš jau mokytojas treneris, čia pat persijungia, aš jau menininkas. Tai taip dienos metu po daug kartų persijungia. Ir tas adrenalinas, paieška, įtampa, sunku, neįmanoma, bet reikia. Aš atrandu būtent temas, žmonės, vaizdus, atrandu koncepciją, atrandu tai, ką aš fotografuosiu, bet per sunkumą. Bet jums reikia iššūkių. Man reikia sunkiai siekti pergalių. O tas lūžis, kada įvyko, gal atsimenat, kada neperėjote, galbūt prisijaukinote fotografiją ir va dabar persijunginėjat karts nuo karto? Tai fotografuoju nuo 14 metų, kai patiko tas dalykas, atsimenu savo pirmą fotoaparatą Smena 8M, juostos, ryškinimai. Vėl turbūt, žiūrint dabar, kai jūs paklausėt, vėl taigi sunku, tai yra sudėtinga, tėveliai neleisdavo man užsidaryti vonioje, nes tengi bendras tualetas, sunkumų buvo daug. Manyčiau, kad nuo tada aš pradėjau daryti tokias buitinės fotografijas, bet visą laiką atsimenu, kaip padaryti meninę fotografiją. Ir aš niekaip negalėjau suprasti. Išeidavau į mūsų prie upės parką ir galvoju, medis, kaip jį padaryti kitaip, bet nesuprasdavau. Pradėjau skaityti, pradėjau domėtis, didelį impulsą padarė čia vietiniai fotografai, eidavau į parodas ir kažkur tai pradėjau jausti, kad kažką galiu daryti. O bendruomenė fotografų Panevėžyje ar apskritai Lietuvoje tikrai bendraujate, šiaip geranoriškai dalinasi patirtimi, patarimais, ar visgi kiekvienas turi savo tą stilistiką, liniją ir kažkokių labai didelių paslapčių, neišduoda, kad netiduotų dalelę savęs, tarkim, ar ne, savo kažkokio identiteto. Kol tu esi nulis, kol tu esi zero šitoj srityje, tai su tavim gali dalintis. Kažko tai su tokios iš viršaus, Valentinai. Bet kai tu jau tampi, matosi, kad tu gali konkuruoti, pradedi viskas. Buvo pas man toks įvykis, ne įvykis, gal situacija Panevėžyje, pakankamai žinomas fotografas Panevėžio lygmenyje, biškutį kuravo, važinėjom kartu, fotografavom siauruką,
tol, kol jis atėjo pas mane į namus, nepamatė mano probinius rezultatus. Tai jo rezultatą, iš pradžių jis parodė savo rezultatą, po to aš. Jis pažiūrėjo ir pasakė, dar dukra atsimenu, dalyvavo vyresnioji, jis pasakė, tai viskas, Valentinai, nuo šios akimirkos su tavim aš nesidalinsiu, nes tu tampi man jo konkurentas. Ir labai nuoširdžiai ir atvirai, bet jo, atvirai, labai... nuoširdžiai viskas. Ir dabar niekas nieko, dabartiniam lygmenyje, kada esi, tau niekas nieko nepasakys. Tu turi viską skverbtis pats, žiūrėti pats, domėtis pats, skaityti pats. Tai aš tikrai lankausi daug parodų, nebūtinai fotografijos ir keramikos, ir tapybos, ir kitų kūrybinių erdvių, mokusi iš visur. Plečiat akiratį įvairiais rakursais. Taip, ir mane turbūt kas keičia, kas mane daro kitokiu, man nėra sunku paklausti. Jeigu aš turiu klausimų, aš būdavo, kai ieškoju jau meninio tokio prieimo, tai aš surašydavau, tiesiog ant popierių surašydavau klausimus. Tai atsimenu, Aleksandravičius daug klausinėdavau, nes mūsų keliai sporto pasaulyje buvo vienu metu labai arti, nors skirtingi sportas, bet dirbom vienoj sistemoje. Tai valgy daug klausinėdavau Saladūno, Pavilaitis, kol jie nematė mane konkurencijos, tai atsakydavau mano klausimus. O apskritai, tas techninis meistriškumas, vidinė būsena, kurią pavyksta pagauti kadre, ar ne? Apskritai, kas jums yra kokybiškas menas, bendrai paėmus? Kokybiškas menas nebūtinai technika, nebūtinai ryškumas, dar kažkas, ar netgi šviesa. Menas tai, kas užkabina žiūrovą. Jeigu aš taip formuoju savo parodas, jeigu žiūrovas atėjo ir jis apžiūrėjo, jį pradeda purtyti, jam psichologinis poveikis, jis išeina susimąstęs, jis atveda atgal draugus, jisai toks išeina maslus, reiškia pataikyta. Ir jei tavęs niekas negeria tuomet, puiku, tu pataikiai. Jeigu padarai, praeina greitai, oi, koks tu šaunuolis, kaip tu viskas gausi, oi, puiku, visi tave klosto ir glamonėja, nieko nepadarė. Jums čia nerodiklis, vadinasi, blogai. Nieko nepadarė. Tai ne fotoaparatas kūrė meną, o žmogus, jo sumanimas, jo matymas. Ir dažnai manęs klausia žurnalistai, kaip pavyksta. Aš atsakau, aš surenku tą medžiagą, jinai galvoje yra kaip kompiuterė. O kaip padarau, aš nežinau, kaip Dievo dovana būna. Atsiranda situacija ir aš tiesiog darau. Paskui kitą kartą pats galvoju, kaip man tai pavyko, kodėl aš taip pritupiau, kodėl aš taip paklausiu, kodėl aš taip ilgai sėdėjau, laukiu ant puspirščių, kodėl būtent taip, kodėl man patinka irgi kančios emocija. Man nepatinka šypsena fotografijoje, man nepatinka kažkas tokio lengvo, tokio, aš vadinu tai jau kiču. Turi užkabinti emociją, turi užkabinti pojūtis, turi žmogui, turi būti įdomu ir veikti jį. Turi kelt klausimų, galbūt žiūrint. Turi kelt klausimų, turi poveikį, turi bent kokį poveikį, ar tai neigiama, ar teigiama, turi būti poveikis. Bet sakot, jūs nežinot, kas jums liepia pritūpt, kodėl ir gal čia ta menininko intuicija tiesiog vidinė? Taip, intuicija jinai yra, bet dažnai mane sako, kaip tau taip gaunasi. Tai skaitykite, domėkitės, klausinėkite, analizuokite ir tuomet, kada atsiranda situacija, prieisim turbūt prie Šarūno ir Nomėdos, tai situacija yra jinai tokia ir skanuojasi labai greitai viskas. Akis skanuoja, ausis girdi, greitai eina psichoanalizė viduje ir tu darai būtent taip, kaip reikia. Nes tu žinai, kokio situacijoje tu kaip gali pasielgti. Bet to dar sportas padeda. Kada tu esi ringe, kvadrate, į tave ten bando primušti labai stipriai, tu turi suktis. Ir tą savybę, ir aš jau pastaruoju metu pastebėjau, kad kuo siauresnės erdvės, kuo uždaresnės, kuo sunkesnės, to aš geriau padarau. Tas sporto atėjo. Mažesnis atstumas. Man daugiau... čia yra jauku, tam mažam kambarį, aš čia iš nieko, išlipsiu beveik pro langai, padarysiu jums portretą. O jeigu man sudarykit visas sąlygas, kada daug erdvės, kada saulutė šviečia, aš nepadarysiu.
O paminėjot vis apie skaitimą ir gal paminėtumėt truputėlį, ar tai autorius, ar apskritai kokią literatūrą, žanrus, ką jūs labiau mėgstate skaityti, nebūtinai liečiant, kas fotografija susiję, bet apskritai. Aš labai daug skaitau ir techninius dalykus. Kas liečia meno, tai visų pirma reikia žinoti, kas yra menas. Vat labai dažnai sako, menininkas menas. Tai jeigu žmogus nežino žodžio prasmės, kas yra menas, jis jo ir nesukuria. Tai visų pirma reikia žinoti, kas yra menas, kas yra kūryba, kas tas per procesas, tai individualus veiksmas, ar kas yra menas aplamai. O aš dabar nesakysiu, tegul žmonės paskaito, nes labai dažnai pasakau, kas yra menas. Tai kol tu nežinai, kokioj srity, ką tai reiškia tas sritys, tu nieko nežinosi. Tai labai daug skaityta įvairių autorių aprašymus, įvairių albumų perskaitimai, anotacijų. Viskas tai dėliojasi. Ir be to aš laikau žvilgsnį ant tokio, mes dabar pulse, taip, ant pulso. Tai kokia yra tendencija? Taip, aš klasikinės fotografijos atstovas. Klasikinės, dar tos postarybinės. Bet tendencijos keičiasi, ateina ID, keičiasi žvilgsnis į pasaulį, jaunimas kitaip dabar dirba meno pasaulyje. Ir aš tengiuosi toli nuo jų nenukeliauti, bet palikti savo braižą. Bėgant metams, nuo 14 metų, sakėt, fotografuojat. Taip. Ar jutot pokytį, labiau tobulėjot, ar šiaip apskritai kažkaip kardinaliau keitėsi vienais ar kitais lūžiais? Jūsų... Iki 39 metų aš fotografavau ir galvoju, kadagi aš sukursiu tą fotografiją, kurią vadinama menas. Tai kūrybinis vaizdas, kurio žmogus negali pakartoti. Tai yra toks. Aš tik tai kažkur 39 metų pajutau, kai įstojau į Fotomenininkų sąjungą, jau ten aš turėjau ir baleto ciklą gražų, ir Nykstančių dvarų, ir sodybų. Ir žinot, dar ilgai ieškoju savęs. Pasakysiu tokį pavyzdį. Stanislavas Žvirždas yra labai žinomas peizažistas Lietuvos mastu. Jis buvo Fotomenininkų sąjungos pirmininku ir atsakingų sekretoriumi. Kai man patvirtina, kad aš tampu Fotomenininkų sąjungos narys, jis mane pakvietė į namus. Ir rodydamas savo peizažinės fotografijas apie Vilnių, jis pasakė, kad fotografija turi kvėpuoti, ji turi turėti psichologizmą. Psichologiją, jinai turi kvėpuoti, jinai turi traukti. Ir tuomet aš, Fotomenininkų sąjungos narys, jau viskas, jau taip galim jau sakyti. Ir aš tada galvoju, ką tas fotografas kalba, kaip gali popierius poveikį turėti. Taigi čia popieriukas. Tik po 15 metų aš supratau šitą. Reikia užaugti kito, ar ne? Augau, bet toks jau lūžis, kada aš jau pajutau, kad erdvės visata jau atsiveria, gal 7 metai, gal 5. Tai bus vis geriau ir geriau? Vis geriau ir geriau, o dabar gal aš ypatingai jau jaučiuosi galiu, bet reikia mokytis ir mokausi. Dabar gal pereikime prie Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešoje bibliotekoje būsimos parodos jūsų, tai Saukų šeimos portretas, kuri veiks nuo vasario 4 iki vasario 28 dienos. Ir ten subtiliai fiksuojate 2 garsių tapytojų, Šarūno Saukos ir Nomedos Saukienės, bendros tokios kaip egzistencijos momentus. Ir sakykite apskritai, kaip gimė jums idėja ne vieno žmogaus, o šeimos portretus fiksuoti? Idėjos jūs ir nebuvo. Šarūnas yra labai uždaras, visa Lietuva žino. Patekti pas jį ar žurnalistui, ar fotografų ypatingai sudėtinga, ypatingai fotografui. Jo yra tokia būsena, jis sudarė tokį barjerą, kad tai būtų sudėtinga. Jo kūryba yra tokia pat sudėtinga. Tai paprasčiausia, skambina mano bičiulis Albinas Valaškevičius ir sako, aš važiuoju į Dusetus pas Saukas. Man sako, biškutė neramu. Kaip ten bus, Valentina, ar važiuosi, karatė meistrą prijungti prie savęs, būtų faina. Saugiau, ar ne? Jo, visą laiką saugiau, bet to sako, paimk fotoaparatą, o gal jis tau leis.
Okay. Susikroju viską, ką turiu, mes važiuojam, kol važiuojam kalbamės, kaip darysim, ką darysim, ar prileis ar neprileis. Taip, kad nieko nebuvo tol, kol neperžengiau to seno dusetų namelio ir nepamačiau tikrą vaizdą. Įsivaizdavau, kad tai tokio lygio autorius, kurio darbai yra Europoje ir prezidentūrai kabantis darbai, gyvena taip paprastai, kai nėra karšto vandens, kai tualetas laukia ir kai pamatai, kaip kūrė, į kokiuose plotmėse, wow, aplamai man nykstančių dvarų, sodybų, senų gryčių tų pavadinamų, senų daiktų, Lietuvos kultūrinio paveldo dalis mane labai domina. Nu ir ką, ir viską lėmė susitikimai, nes jis pakankamai brutalus ir pakankamai griežtas ir gali ir pasiūsti ir pasakyti konkrečiai. Tai ko čia atvažiavai, koks tu fotografas ir, praktiškai kaip dvikova gavosi, karatė dvikova. Jis pasakė taip, aš atsakiau taip pat, jį tas labai nustebo. Kada sakėt, atsišovėt, ar ne? Kaip neatsišovė konkrečiai. Jis man sako, koks tu čia fotografas. Aš atsakiau, žinot kaip, koks tu čia menininkas. Jis tai kokie tu čia kuri? Sakau, nesąmonė, man tai sako, visiškai nepatinka. Jei tas Nomeda įsigandusi, Albinas irgi, bet tas labai paveikė. Suprantat, kada ateina tokia agresyvi jėga, tu gali atstovėti ir tvirtai, tai va ta pradžia gavosi va tokie keli sakiniai. Po to tiesiog su kolega su Albinu jau buvom apsitarę, jis užduoda klausimus, o aš tampu matomas, nematomas. Ir matau, kad jie yra kartu, tuo pačiu jie skirtingi labai. Tai kaip ten galvoje susidėlioja, kad reikia daryti artimą rakursą ir vieno ir kitą, ir reikia bendrą padaryti kažką. Tai buvo tikrai virtuvėlė labai maža, taip atsisėdom, kad jie iš šviesą nepatogiai į langą, tai taip akimis rodo Albinui, tu persėskai ten, jie sukasi pagal jį, o man, kad padaryti vieną fotografiją, kurie kartu, aš jau ant stalo užlipęs ir toliau. Žinot, kas paveikė? Jie nesitikėjo, nei Šarūnas, nei Nomeda, kad tokiuose sąlygose, patamsėje, kada yra mažai vietos, kad kažką gali padaryti. Lipat ant stalų ir ant stalų, ir tie pritupimai, ir atsigulimai, ir tie visi maivimasi, ką tu gali padaryti. Suprantat, tai neįvertino to sportininko fizinį pajėgumą, kai aš galiu ir pritupęs, priklupęs, ten palypęs kažkur, tai išlaikyti ilgą laiką ir kuris yra, jis ten iš po stalo pakyšęs, sėdi pritupęs. Mes vienmečiais, tik vieni metai jis vyresnis, tai jis irgi vertina fizinį stovį. Tai tikėtai, netikėtai ėjo viskas tiesiog staigiai, pavyko iš pradžių bendram pokalbėje sukurti tą bendrą portretą, o po to Nomeda tokia atsaky, rami, jinai pas juos kontroversiška kūryba. Jeigu Sauku yra toks pragaras, tokia egzotika, tokia stipri, toks kontroversiškas spalvos, drastiška viskas. Sarkazmo daug, autoportretai, viskas taip tokiam sumaltam pragare. Tai Nomeda švelniai gamtos vaizdai, tai yra pastelė, tai yra švelnios spalvos. Tai skirtingi žmonės visai. Bet pokalbio metu mano bičiulis sugebėjo užduoti keletą klausimų, kurie sujaudina ją. Jis pradėjo labai taip emocingai pasakoti, žestikuliuoti. Ir irgi vietos buvo mažai, jis stovi nugarą į langą, šviesos nėra ir aš rodo Albinai, jisai sukasi ir jinai pagal jį jam įrodinėja. Bet kaip gerai susikalbėti su kolega, ar ne? Kad mes seni bičiuliai ir jis jau jūta tą. Bet to jisai meną supranta irgi gerai, tai jis supranta, kad į nugarą stovi arba šonu nėra šviesos, tai man reikia dar, arba per daug, aš tada jam rodo čia, jis tada užduoda klausimus ir pusę žingsnio padaro, arba aš jam rodo dar. Kaip tai viskas vyksta, kaip suprantat, surežisuotas, nesurežisuotas scenarijus. Jinai nepozuoja, o aš sukuriu tokią poziciją savo, kad man būtų patogu padaryti. Ir irgi artimas planas. Ir kas svarbiausia,
ant fotoaparato buvo uždėtas ilgo nuotolio objektyvas, su kurio reikia būti iš toliau. O erdvės mažas. Nu, tai va teko... Sukotės, kaip turi būti. Suktis, kaip turi būti. Bet tas pavyko. Tas pavyko. Ir čia kelintais metais, 2000... Tai buvo 2012 metais. 12 metais buvo... Šitas ciklas, šita serija 2012 metais buvo pristatyta Lietuvos pres konkursui ir jūs minėjote, kad vienas iš auksinių kadrų atiteko šitam ciklui reportažo srityje. O kaip laikas keičia portretą jūsų manymu? Nes jūs parodoje taip pat matys lankytojai pranešimo lape, anotacijoje jūsų nuotrauką. Irgi 2012 metų. Taip. Ir dabar. Tai toks sumanimas ne iš karto man kilo, bet jūs matėte tą fotografiją, aš kai pradėjau kiloti archyvą, atradau šitą fotografiją, kai aš stoju būtent 12 metais, už nugaros yra jaunas dar Šarūnas, -14 ir Nomeda, jau laikas tai eina, jie jau kitokie. Ir gautųsi dabar disbalansas. Ir aš pagalvojau, o kodėlgi nepastatyti tą fotografiją ir aš ten... Tuo laiku. Ir jeigu skaityti ir matyti, tai gaunasi labai įdomi, kaip ir fotografija, jinai sustabdo akimirką. Ir mano, ir jų akimirką. Mes ten, čia. Esam jauni, vis tiek 14 minus, tai po 52 metus, tai vis tiek jaunesni. Jau daug reiškia kartais, ar ne? Aišku, tai kada 20 ir 30 nedidelis skirtumas, kada 50 ir 60, 60 ir 70, yra skirtumai. Skirtumai jaučiasi. Tai toks buvo sumanimas, jūs jį pamatėte ir žiūrovas atėjo į parodą, jis matys mane dabartinį, matys fotografijoje, koks aš buvau, kai dariau Šarūną ir Nomedą, ir kas domisi, galės ir pažiūrėti, kokie yra dabar. Ir kokia nuotaika buvo tada, kokia nuotaika yra fotografija dabartinė. Ir jūs jautėte labiau vidinę atsakomybę fotografuodamas saukas ir kaip to intimumo ir atvirumo ir tuo pačiu privatumo ribos neperžengti fotografui. Nesijautėt toksai įsibrovelis, ar kaip tik ta jūsų visa patirtis, buvimas stengiamas būti matomu, išlaikyti tą distanciją ir netrukdyti. Ar dabar netgi žiūrėdamas į tas nuotraukas prisimenat tą įtampą, jausmus, arba kaip jūs gauti tuos kadrus? Žinot, kaip ir tam didžiajam sporte, tu visą laiką eini ant slenkščio, ant ribos, ant briaunos. Ir fotografui pajausti, kur ta riba, kur ta raudonoji linija, kur dabar madinga sakyti, yra pajauta. Dar čia yra riba, bet tu jau erzini, bet dar yra riba. O dar pusę centimetro judesių ir tai yra neįmanomas dalykas. Nes gali tiesiog užsiverti. Ir... Labai, pas Šarūną ten, šiandien, minutę tu esi, kitą minutę tau pasako, eik iš čia ir viskas. Ir viskas. Tai tos ribos pajauta irgi iš patirties, iš išsiauklėjimo, iš gyvenimo ir ant kiek tu visą laiką žiūri taip, žinot, yra rytų filosofija, elkis su žmonėmis taip, kaip tu norėtum, kad jie elgtųsi su tavimi. Ir tu jauti tą ribą, dažnai aš fotografuodamas, dažnai pasaulyje fotografuodamas, būdamas užsienyje ar kitur, aš ant slenkščio, dažnai labai. Bet žinot, kaip reportažinė fotografija arba žurnalistinė fotografija ir tas pats ar meninė, jinai visą laiką turi būti ribinė. Jeigu jinai yra ribinė, tai yra jau vežanti į meną. Jeigu tu čia nepatogu, aš neištrauksiu fotoaparatą, čia Šarūnas auka, wow, čiagi asmenybė, kurgi man, viso gero. Dėl to galbūt jaučiu aš tas ribas, bet to pačiu būnu labai, labai arti ant slenkščio. Ir didelę pagarbą jaučiate fotografuojantiems? Visada. Žinot, aš gal nukreipsiu mintį dabar kitur. Aš 10 metų skraidžiau į Afriką. Tai buvo 90-ieji, kada dar taip laisvai ten patekti buvo sunku. Aš dariau ciklą Alsuojantį Afriką. Ir jeigu ten nuskrendi, ten yra purvina, kvapai, nekultūra,
Tai pastebėjau ten tokį dalyką, atskrendi. Vieną kartą buvo toks momentas, skrendu visą laiką su nuotaika. Man viskas pavyks, man patinka spalvas, mane žavi Afrika, afrikiečiai ir visą tą betvarkę man puiku. Ir man viskas pavyksta. Vieną gražią dieną, ten skrydžiai pas mane būdavo vienai dienai. Atskrendu, vieną dieną atidirbi ir atgal. Tai aš atskridau ir kažkaip, šiandieną man kažkaip kvepia, šiandieną man kažkaip ne taip, jie tokie ir viskas. Prasidėjo susitikimai su policija, prasidėjo trumpinimai, Afrika užsidarė taip momentaliai, kad niekur neįleidžia, mašinai padangą nuleido, policininkai sustabdė, reikalauja juostą išsitraukti, dar buvo juostos. Sako, kaip viskas greitai darosi, kaip užsidaro visatą. Tai reikia pačiam būti atviram, turbūt. Atviram, mylėti tai, ką darai ir ten, kur važiuoja, pagarba turi būti. Viskas. Ir galbūt ir Šarūnas su Nomeda tą juto. Ir turbūt tebejaučia. Nežinau, mes dar kartą po to kontaktavom, aš nuvežiau darbus parodyti, vieną didelį darbą netgi ant drobės padariau, padovanoti. Jie pažiūrėjo, sako, neįtikėtina, kad negalėjai tu padaryti tokiuose sąlygose. Žinote, ir jo žodžiai, viskas, sako, po tavęs, Valentinai, ne vieno fotografo čia nebus. Nes iš nieko galima padaryti. Tai ir vis tiek, čia Šarūnas auka, taigi visi ant kelių stovi prie Šarūno, taigi reikia leidimą gauti, ar galima? Nors jeigu leido fotografuoti, aš jau galėjau viešinti, ne. Nuvažiavom su Albina dar kartą. Visi sako, prieš parodą arba viešinant, tu gauk iš jo leidimą. Reikia, tai gerai, nuvažiavom. Leidimą gavau, bet jis buvo, tą žodį šokiruotas nenoriu vartoti, bet jis buvo giliai nustebintas, kad ar galima tai padaryti. Ir pasakė, daugiau čia fotografų nebus. Ir dar prie viso šitą, tai aš ilgai abejojau, ar rodyti, nes man atrodė, parodžiau vienam žinomam fotografui Panevėžy. Sako, reikia rodyti, nes tikrai yra. Bet jūs viduje gal labiau kaip įsibrovelis dalinai jautėtės, kad taip galvojat? Ar yra čia menas? Dėl šito. Ar yra čia menas? Ar net kartoju aš, nes tai yra artimas planas, tai šiek tiek gali priminti Algimanto Aleksandravičiaus pradinis etapas, kai jis fotografavo aktorius, žymybės, būtent iš arti tokio rakurso. Tik tai skirtumas pas mus gavosi toks, kad jisai ant pozavimo pagauna, išparuošia viską, apšvietimą, žmogų, o pas mane spontanika, tai yra emocija, kurie Šarūno ir Nomedos emocijos, kurios kyla būtent tada. Dabar nuvažiavus tų emocijų negausi, jie supranta viską, jie bus kitokie. Ir aš nepalieku idėjos, kad praėjo 15 metų reikia dar kartą grįžti, padaryti dabartinį variantą. Tik tai aš jau norėčiau kitaip. Man reikia ten su jais 3 dienas pagyventi, gauti leidimą, trintis pas juos namuose, pripratinti ir kūrybiniam procese aš noriu tų akių, kada tu esi šalia ir jam tu neįdomus, nusibodai. Ir tuomet norėtųsi būtent tų gilių akių kūrėjo, kada yra nepastatyminė ir nepagautukas, kada jisai įvažiuoja į tą procesą ir tu matai, kaip vyksta procesas, tu sudalyvis ir dar tu gali ištraukti tą emocinę akimirką, tą paslaptį, ko nemato žmonės. Tas ir manau yra menas, padaryti taip, ko kiti žmonės realiam gyvenime pamatyti negali. Tai aš to jums ir linkiu, kad pavyktų. Ir belieka pakviesti mūsų klausytojus į parodą Saukų šeimos portretas, kuri veiks nuo vasario 4 iki 28 dienos. Tai dėkoju jums, kad atėjot. Ir dar noriu pasakyti, kad žiūrovai turės inkluzyvią galimybę ir portretai, ir vienas Saukos darbas. Tai yra tapybinis darbas. Atskirai ant sienos numatyta, prie parodos bus ir Saukos darbas, pakankamai ekstravagantiškas, pakankamai įdomus, tai žiūrovas ateina ir mato ir Saukos spalvotą darbą, ir portretus su visa tą arogancija, su ekspresija, su nusivylimu ir maslumu. Ir tai tikrai
inkliuzyvi galimybė pamatyti ir kūrybą, ir pamatyti portretus. Dėkoju Jums už pokalbį. Dėkui Jums. Primenu, kad šiandieną kalbinau Valentiną Pečininą, fotomenininką, sporto trenerį ir panevėžietį iki gelmių. Iki. Jaukių visiems skaitimų. Ačiū, visiems gerų dienų.